Diena su manimi. Nu tai visų pirma sveiki. Tai jums labai pasisekė, jeigu jūs šitą video išvydote į dienos šviesą. Nežiauriai abejoju, kad įkelsiu YouTube, bet jeigu įkeliu, tai jums labai pasisekė. Tai noriu kurti savo YouTube kanalą kartu ir, nežinau, bijau biškį, bent tikiuosi man viskas pasiseks. Tai parodysiu, ką šiandien veikiu ir čia gal rytoj nufilmuosiu, ką veikiu. Dabar šiandien varysiu į kirpyklą, po to papasakosiu vėliau ir tikiuosi bus įdomus šitas videosas arba toks labai lempinis, ir plius aš edit nelabai moku. Tai va tame ir problema. Čia susitinkam iki kito kadro. Žodžiu, dabar einu į kirpyklą. Po kirpyklos mane mama pasiims ir nuveš į Akropolį. Čia aš ten nieko nevloginsiu tame Akropolyje, nes nenoriu. Tai dabar, aš nežinau, ar aš rodysiu. Dabar paskutinį kartą matot per šitą video su tokia šukuosena mane. Biškį riebaluoti plaukai, bent pofigtami, kam rūpi. Tengi išplaus plaukus. Aš žadu, kad mano kirptų šonus ir galą ir biškį patrumpintų. Nes noriu biškį paauginti savo plaukus, kad gražiau atrodytų. Tai, ką žinau. Vėliau, kai grįšiu aš Akropolio, ten pabūsiu namuose truputį ir važiuosiu į vieną vietą. Pavloginčiau ir čia aš uždėsiu ant, kaip tas dalykas vadinasi, kur paspaudė ant vidos ir matai tą ekraną. Tai man atrodo, kad jūs jau žinot, kur aš važiuosiu. Dabar varau pas kirpėją. Tai jo. Kažką dar pasakysiu, tiesiog neturiu dabar idėjų. Prisiminiau. Tai pasiūlykit, žodžiu, man parašykit komentarus apie mano eliaus.privatas, čia kažkur įmesiu. Čia, kur galite rašyti visokius dalykus. Man į PM, arba rašykit po mano videosais per TikToką, kokius gal challenge'us nufilmuot per ir įkelti į YouTube, kažką panašaus. Ir davai parašykite, kaip gavosi, videoso kokybė, nes jaučiu, kad bus nelabai gera su editinimu, nes aš taip gerai moku editinti, kaip ką daryti. Aš taip gerai moku editinti, kaip piešti žmonės. Žmonės tai patikėkit, kabutės labai gerai piešiu, tai pasakykit. Ar gerai gavosi videosas ar ne, priimsiu jūsų nuomonę, gal iš viso labai puikiai gavosi, aš neįsivaizduoju. Kiekvieną videoso gale aš darysiu shoutoutą, kas yra aktyviausias mano TikToko, kas daugiausiai laikina, kas daugiausiai komentuoja, kas geriausius komentarus rašo. Tai va čia kažkur bus įmesta. Tai būkite aktyvus, tada gausite iš mane shoutoutą. Aš tingėsiu vėliau papasakot, nes noriu dabar daugiau pafilmuoti, kol dar žmonių nėra, nors talentai artėju prie žmonių. Tai žodžiu, varysiu henną tatų pasidaryti, kur prie mo muziejaus yra kafeinas, tai čia jau ten varysiu. Tai susimatom iki kito kadro. Gerai. Tai žodžiu, sugrįžom prie kito kadro ir manau, kad gali būti tokių komentarų, bet nežinau, kodėl aš kirpyklai ten nesifilmuosiu, nes visų pirma aš nenoriu ir visų pirma man biškį nejauku filmuotis kirpykloj ir kaip rodyti ten prieš ar po, aš jums parodžiau, kaip aš atrodau, tai vėliau parodysiu, kaip mane kirpo, tai va, prie kito kadro, susitiksim kito kadre. Sveiki, grįžau iš tos, kaip
Akropolio ir iškirpėjos. Štai kaip mane apkirpo, galėjo biški palikti ilgesnius, ir biški į kitą, galėjo tiesiai, kad taip eitum, bet visai nieko man. Buvau su mama tame Akropolyje, tai parodysiu, ką nusipirkau. Tai nusipirkau Pepkėje. Pepko žiauriai gera parduotuvė, siūlau ten eiti, apsipirkinėti kojinių, ten kanceliarinių prekių, nes ten pigu ir gera kokybė. Mano nuomonė. Tokias koinės, šie 5 vienetai iš viso kainavo 3 eurus, tai realiai vienas vienetas 60 centų ir tokios gražios baltos koinės. Man patiko. Tada nusipirkau 3 drobės. Čia yra 3 drobės už 2,5 euro. Vienetas 83 centai kainuotų, jeigu po vienetą pardavinėtų. Šiaip tai žiauriai apsimoka pirkti drobės iš ten. Tai jo. 25 cm, čia 30. Pepko viena iš geriausių parduotuvių. Ir čia ne reklama, čia mano asmeninė nuomonė. Spuogas tas. Nekreipiu dėmesį į tas spuogą, biški išdygęs. Toliau nusipirkau, čia realiai paskutinės prekės. Buvau dar Maksimai, nusipirkau šitą vandens. Pamiršau kaip vadinas. Tai pasakysiu. Persikų skonio, va, prisiminiau. Persikų 2 vandenys, mano jie patys mėgstamiausi, tai jo. Ir toliau aš nežinau, kur mes susitiksim. Žodžiu, hebra, aš dabar keliauju link stotelės, nes manau, kaip tas autobusas važiuosiu iki Mo muziejaus, kur netoli yra kafeinas. Ir ten man darys tą tatuiruotę, tai žodžiu, susitiksim, kai būsiu prie autobusų stotelės. Žodžiu, dabar laukiu autobuso 1G, kuris veš mane iki Mo muziejaus. Aš kitą kadrą nufilmuosiu, kai aš lipsiu iš to autiko. Jo. Žodžiu, ką tik iš autiko išlipau, dabar einu ieškoti, kur yra tas kafeinas. Aš esu prie va šitų gyvatėlių. Tuoj prieisiu, parodysiu. Nu, čia esu. Va tos gyvatėlės. Ai, va, matau, kur kafeinas. Ar nežinau, kaip ten tarti, bent žodžiu, supratot. Tai va, ten darys man vieną tatų. Žodžiu, dabar laukiu meistrės. Užsisakiau latę. Dabar laukiu meistrės. Ir jo. Pripratus prie kamerų. Man padarė va tatų. Aš ten nedaug filmavau, kaip jį darė, nes nenorėjau kišti žmogui į nosį kameros, bet taip atrodo. Įvertinkite jūs iš 10. Šiaip tai man gražiai atrodo. Tai reikia man palaukti, po to reikia įsikliuoti tą pleistrą. Aš parodysiu, kaip buvo. Reikia dabar palaukti 10-15 minučių ir tada užkliuoti pleistrą. Tai jo. Žodžiu, jau padžiavo mano tatuiruotė, tai manau, kad dabar būtų kaip tik metas kliuoti šitą pleistrą. Tai reikia kažkaip nemoku kalbėti šitą produktą, nežinau, kaip šitą pasakyti. Все, pavyko man užtikliuoti tą medicininį pleistrą, dėja per šitą gali kvėpuoti ir per naktį mėgosiu arba prieš einant mėgoti galėsiu nusigulti. Tai jau. Žodžiu, dabar keliauju namo. Gali būt nesimatyti manęs, bet kam rūpi. Šitą grįžau nuo muziejaus netoli, dabar einu link namų. Ir žinau, kad yra šansų, kad manęs klaus. Pas ką dariausi, tai dariausi henna tatu by Augustė. Žmogus eina, palaukit. Tai dariausi pas Augustę, henna tatu by Augustė, va čia įmesiu kažkur jos Instagramą. Tai jo. Tai jūs galite susitikti, kur norit su ją. Ji dirba Vilniuje ir Kaune, ji yra mobili meistrė. Tai žiauriai rekomenduoju, žiauriai draugiška. Ir viską papasakoja nuo A iki Z, kaip prižiūrėt, ką galima daryti, ką ne.
ir taip toliau. Tai, oi, biški bėgu. Tai žodžiu, šiandien šatautą gauna, spėkit kas, Gustė. Va čia jos tiktokas, o čia mano tiktokas. Nueikit į jos tiktoką, parodykite tiek pat meilės, kiek ji man parodė. Ir jeigu nori atiduoti kitam videose, kad tave pašatautinčiau. Tai buvo aktyvus mano šitam, prieš tai buvau įmetęs šitam tiktoko profilį. Ir gal yra šansų, kad tu čia papulsi šatautus ir būtinai turi kažką kelti dumpus, kažką panašaus. Nes kitaip nedarysiu šatauto, kokia prasmė bus.